ką, sveiki, atvykom į Rokiškį, 4. etapas prasidės, jau liko 15 ar tai 20 minučių, čia jau nebedaug liko iš tikrųjų. Įsirengiam palapinės, dar po biškį žmonės renkasi, tai einu susimokėsiu startinius mokesčius ir ruošimės toliau. Čia, kur, minai. Vėliūra nereikia. Labas rytas. Labą rytą, labą rytą. Štai susirinkom. Susirinkom, jūs čia iš karto registraciją norite? Nu ką, susimokėjau, dar tuo pačiu pasirausiau dėvėtų padangų, tenais toks krepšys yra. Tai irgi va, geras dylas iš tikrųjų. AK gamintoja padangos su šituo raštu, šiaip labai geras raštas, softas padangos. Bėda ta, kad jau šitų nebegamina padangų, tai labai iš tikrųjų pasisekė, kad nusipirkau jas, nes labai geras sukibimas yra čia su jom. Tai žodžiu, einam, dar pasiruošim, pasikeisim šitas padangas, tikriausiai užsidėsiu, nes jos labai man patiko tada, tai tiek. Treniruotės pravažiavau, dar spėjau biškį su Petroliu 1/5 išbėgti, pavažiuoti porą ratų. Neketinau važiuoti, bet man čia Ruslan sako, važiuok, senai važiavęs, pasibandyk. O su bagiu tai gerai sekės. Trasa tokia palaida, dabar Audrius laisto. Bet trasa tokia palaida, dar biškį duobių yra likusių iš praeitų varžybų. Treniruotė nebloga, iš tikrųjų labai neskubėjau, po biškį. Dabar briefingas vyksta, einam į briefingą, pasižiūrėsim, ką ten gero pasakos. Bet kaip ir kiekvienais metais, tas pas per tą patį. Šiandien tai man tikrai reikėjo paprašyti šiandien visus suregistruoti. Tai šiek tiek atsiliekam nuo laiko, bet manau, kad spėsim ir pasivysim. Bendrai tvarkaraštis rodo, kad šiandien lenktyniausim iki 6 valandų vakaro. Ir taip, visose klasėse turėsim nuo 6 iki 10 dalyvių, ten priklausomai nuo klasės, bet viskas jau yra skelbimų lentoj, matysit. Tai stengsiuos nevėluoti ir kiek įmanoma anksčiau jūs paleisti namo, kad dar spėtumėt su saulė pargrįžti ir netgi pasimėgaut vakare tą saulės šilumą. Ten pas jūs pultas. Aš tada labai trumpai, tai iš esmės stengsiuos maksimaliai jūs informuoti, apie kokią klasę važiuoja, kas toje klasėje važiuoja, maršalauja ir, nežinau, mėlynos traros, tai labai prašysiu trasą ir jos teritoriją palikti tokią, kokią radom, tvarkingą, gražią, tai irgi labai prašau tvarkos tenais. Visais varžybų klausimais tai tiesiogiai pas mane galiu padėti ir paskolinti lituoklį, ir su elektra, ir su transponderiais, ir su ratų skaičiavimas bei taisyklėmis. Taip, su maršalavimu, kas irgi yra labai svarbu, tai prašau ir automatiškai geresnius rezultatus. Taip, kamera, filmuoja. Pala, čia pirma kvalifikacija, ne? Pažiūrėk, Ruslančikai gerai filmuoja. Labas rytas, Jonai, taip, tai pirma kvalifikacija. Jej! Gerai. Puikiai girdisi jūsų visi komentarai, man čia stovint po... Labai gerai. A kur tu stovi? Paima pas tave kur visą? 3 minutes to start. Šiaip jo, bet kadangi tu modelį seki, tai tavo modelį ir seka, žinai. Dalyviai gali pradėti apžiūrėti. Bet šiaip jo, paima. Tai irgi raginu kvalifikacijose išnaudoti tą laiką. Priprantat prie modelio, tai vėlgi, kuo daugiau važiuojat, tuo labiau priprantat prie modelio subtilybių, reguliavimo ir tuo pačiu irgi apšildot tiek pačias padangas, o svarbiausia visus tepalus diferencialuose ir amortizatoriuose, tai jūs tiesiog priartėjat prie tos darbinės temperatūros, kuri jūs lydės visą kvalifikacijų eigą ir tiesiog tie patys modelio nustatymai bus nesikeičiantys, taip vadinkim, kvalifikacijų eigoje. Tai tikrai raginu tą daryti ir išnaudoti arba taip vadinkim modelį paruošti geriausiams jo charakteristikoms. 20 seconds to start. Oi, nu sau. Gerai, jūs važiuokit, biškį palaukia. Jo, reikia. 10, 9, 8. Tu geriau atitrūk, jau net tau lenkti tiek reikės. Ir turim laukiant stabdį ir iš karto trasos trajektorijos kryptimi, maksimaliai pasiskirstydami viens nuo kito ir startuokit. Turit kiekvieną savo asmeninę 1 minutę, per kurią galit startuoti. Tai kaip ir čia viskas tvarkoja, tai Jonas jau yra startavęs, Danielius startavęs, Andrius startavęs, kiti netrukus jau irgi skirtas startas finišo liniją startuoti.
Labai geras startas. Trečioji. Na, kol kas Gediminas Gaga yra nestartavęs, bet vakar startavo jisai. Būtų gerai. Padėkit jam taip į trasos trajektoriją atsukit. Ačiū. 1, car 3 first. Taip pat nesuprantu kieno. 1, car 1 first. Na taip, šiandien klasėje turim 7 dalyvius. Tai primenu, kad nuo sezono pradžios atskyrus į tragį klasę, bet jau kiek pamažėjo, bet kiek mes ateityje vėl tai augs, tai noras išlaikyti maksimaliai lankščią klasę, bet kuriais dalyviais turintys bet kurį modelį, aišku, kad kažkodį galbūt mastelio galėtų čia išsakyti savo vietas. 1, car 1 first. Dar jau situacija darysi tramplinas į kitas klases. 4 minutes to drive. 3, car 2 third. 4, car 4 Na taip jo, dalyviai noriu atkreipdėmėsi, kad tiesioji yra tam tikrų kalniukų, tai žiūrėkit, kurie nekryptimi, bet trajektoriją, tiesiog išsirinkit, pajauskit, kad modelio galas yra pakeliamas, kaip startas ant linija. 1, car 1 first. Kur reikia važiuoti tiesiai, 8 kažkas. 6, Aš tai nežinau, varau kaip varau ir kažkaip gavau. Na ir aišku, tai liudija iš pusės, kad labai minkštas yra užpakalis, tai galima būtų bandyti tiesinti. Ir tada atpučimas neturėtų vykti į dugną ir po karto tikrinės jo neiškelt galo. Na, o dalyviai jau yra kitą po 3 ratus, tai pirmauja Trumpajonas, antras Danielis, trečias Ruslanas, ketvirtas Benediktas, penktas Andrius, Gediminas, ketvirtas Benas. Taip atrodo rikiuotė po 3 ratų. Na ir žiūrint į suflerį, aš matau pokyčių tarp lyderių. Tai žiūrėsim, kaip seksis sufleriui atsiliekti mūsų galutinę rikiuotę. 2, car 2 second. 4, car 4 fourth. 1, car 1 first. 2, car 3 second. 5, car 7 fifth. 5, car 5 fifth. 2, 2 second. 4, car 4 fourth. 7, car 6 7. 2 minutes to drive. Taip, iki kvalifikacijos pabaigos lieka teoriškai žinoma, tai vėlgi priklauso, kada kas startavo. 5, car 7 fifth. Turiu priekaištų trasos. Na, kol kas iš tikrųjų gražu žiūrėti į dalyvių kompetenciją, kaip tvarkingai važiuoja, nedaro klaidų ir noriu pasidžiaugti, kad tas startas irgi prisideda prie šios sėkmės. 7, car 6 Trasa 7. kaip finaluose jau. Jau sako, kad dar visko šiandien pamatysim. 1, car 1 first. Na, kol kas bent jau žiūrint į absoliutų laiką, tai nematytum kažkokio didelio pokyčio iki kvalifikacijos pradžios ir pabaigos. Jonas, Danielis, Ruslanas, Benediktas, Benas, Andrius ir Gediminas. Ir pasiskirstimas, tarkim, tarp lyderių jisai yra ganėtinai jaučiamas. Sakyčiau, dabar arčiausiai važiuoja Danielis ir Ruslanas. 2 sekundės. Na ir Benas ir Andrius, kuriuos mes gyvename sekundės. Tai mes kalbam tikrai apie 500. Tai įsivaizdavimas žmogus sumirkčia per kelias šimtasias, tai mirktelėjimas, kas iš esmės reiškia nieko. Bet vėlgi noriu pabrėžti, kad nereiškia, kad jūs kartuoj važiuojat vieną šalia kito, jūs galite važiuoti skirtingose trasos kampuose, bet jūs
Finish. Esat arti. Car Na ir taip, turim jau 1. finišavusius, tai Danielius finišuoja, Finish. 1. Jonas finišuoja. Time is over. Race finished. Pirma kvalifikacija, tai žodžiu esmė kokia. Finish. Modelis labai šokinėja. Finished. Padangų sukimimas tai geras, tikrai negaliu skūstis, bet labai šokinėja. Tai einu, gal paklausiu Igorio, gal patars kažką, tai ką galim padaryti, ar paviršti, ar statyti amortizatorių. Finišavo, ačiū. Gerai, gavom patarimą. Aš kažkada galiai ir žiūrėjau, kad man nelabai patinka ta pozicija amortizatorių, nes, nežinau, per mažai to šakas atrodo, kad sukrenta, kaip sakė, ta eiga maža. Tai persisuksiu, pasižiūrėsiu, kaip seksis. Nes ir jaučias, kad atrodo tas galas, atrodo norėtus, kad biški daugiau įsivaišėtų ir priekis kaip ir nieko, o tas galas ir šokinėja. Tai žodžiu, persisuksim, pasižiūrėsim, dar bus, man rodos, dar 2 kvalai, laiko dar yra patestuoti. Tai einu, dėsiu batarkas kraut, užsidėsiu GoPro pasikraut, kad neišsikrautų ir eisiu maršalaut. Nu ką, 1.8 Openo antrą kvalifikaciją. Danila jau pavargęs eina. Šiaip karšta, karštis vargina, nieko nesakau. Tikrai išvargę tokie, tos dulkės. Ta trasa laisto, bet taip vis tiek tų dulkių pilna. Jinai jau visą sausa. Padariau pakeitimų biškį modeliui, žiūrėsim ar geriau ar blogiau. Tai žodžiu, gale padariau didesnį eigą amortizatoriam, tiksliau šakių vaikščiojimui. Tai atrodo geriau. Antroji kvalifikacija prasideda, Gediminas ir Benediktas startavo, paskui juos ir Jonas. Taip, Ruslanas, matau Danielis parieda. Laukiant dar Andriaus ir Peno. Reiktų gal tirštesnių tepalų supilt. 1. Car 4 first. 1. Car 1 first. 3. Car 2 third. 2. Car 3 second. 5. Car 6 fifth. Gerai, aš važiuoju tolyn, tu tada... Pabėk nuo mane. Jo, varau. One, car 1 first. 5. Car 7 fifth. 2. Car 4 second. 2. Car 3 second. 3. Car 2 third. 5. Car 6 fifth. 4 minutes to drive. Na tai gaivina šiandien, bet saulė jau maksimaliai išlygina. 1. Car 1 first. Na, dauguma turbūt iš mūsų įgysim tą vairuotojo įdegį. 6. Car 7 fifth. 2. Car 4 second. 2. Na, taip, dalis Car įdėkinėja jau po trečią ratą, tai 3. Car 2 kvalifikacija pirmauja Trumpa Jonas, antras Danielius, trečias Ruslanas, ketvirtas važiuoja Benediktas, 5. Car 6 penktas Gediminas, šeštas Benas ir septintas Andrius. Tokia yra rikiuotė. Tikiu, kad rikiuotė dar gali keistis, nes matau, kad Andrius startavo ir tikrai geriau negu kitus Car kolegos. 1 first. 5. Car 5 fifth. Dar kol kas mano sufleris, tai yra sistema, net ir mano fokusas gali būti. Car 3 second.
3 minutes to drive. Tai niekas negali atsipalaiduoti. 5, car Visi 7, šiandien yra greiti, o turbūt didžiausia, kad stabilus, jau Rokiškio trasa yra perkasta, turbūt tai galima netgi įvardinti, dalyviai puikiai supranta, kaip važiuoti ir nedaro klaidų. Tai tas atsiliepia labai puikiai rezultatuose, ir stebint iš šoną į maršalus. Nesakau, kad jie nedalyvauja, bet jau neprakaituoja. 3, car 4, third. 3, car 2, third. 5, car 7, fifth. Elektra jėga. 5, Ai, ne. car 6, fifth. 1, car 1, first. 2 minutes to drive. 2, car 3, second. 3, car 4, third. 6, car 5, sixth. 3, car 2, third. 6, car 7, sixth. 5, car 6, car 1. Šioje kvalifikacijoje yra tarp Jono ir Danieliaus, prieš tai buvo sekundė, dabar Jonas turi 7 ratus, Danielius dabar kartu per finišo liniją. 2 sekundės, Jonas šiek tiek buvo greitesnis. Bet viskas dar yra įmanoma, trečias Benediktas. Benediktas 18 sekundžių iki Danieliaus, daugiau negu pusę rato. Gerai, pasisekė galiausiai, tarp jėgų įsipainiojo, numeris 6 buvo Ruslanas. 1 minute to drive. Ruslanas po 5 sekundės, car 1, dabar dar daugiau. 5, car 6, 6, car 7, 6, Nelabai yra 2, car 3, dar Andrius su Benu, 3 sekundės, jie ką tik kirto starto finišo liniją, čia gali car būti 4, tarp 6 ir 7 vietos klausimų, bet mane labiausiai domina dabar lyderiai, tarp lyderių 1,5 sekundės. 30 seconds to drive. Danielius šiek tiek nukirto apie... Finish, car Ruslanas fiksuoja viskas, paskutinis ratas buvo jam. finish, Jonas finišuoja, na ir ką Danielius rodys, žiūrėsim. car 5, Tai kol kas tik tai Jonas ir Ruslanas finišavo, visi kiti važiuojat. Apvirtų. Gediminas finišuoja, Danielius finišuoja, Danielio to pritrūko 1 sekundės, lieki antras. Ane, Danieliau? 9 ratai. Okay. Nu va, toks tas antras kvalas. Danielius lipo ant kulnų, bet pritrūko jam 1,5 sekundės, kad 101 vietą kvalifikacijai. Tai, žodžiu, yra kaip yra. Startuosiu iš pirmos vietos, kas yra gerai. Nereikės apsilenkinėti iš pradžių tų lėtesnių. Tai labai ją gali pamaišyti iš tikrųjų, kai finalai prasideda. Tai labai džiugu, kad vis dar gerai sekasi. Važiuot, Ruslanas iš galo ten duoda gazą. Tai dedam batarkės kraut, žodžiu, einam maršalaut ir laukiam kitos kvalifikacijos, o tada finalų. Dabar važiuosim trečią finalą 1.8 Openo. Važiavo dar prieš tai Petroliai savo antrą finalą, bet ar tai trečią liktais nesmė. Žodžiu, nusprendžiau, nedalyvausiu šituose kvaluose, nevažiuosiu, nes labiau įsikišo filtras, ten jį plaut reikia ir taip toliau. Tai važiuosiu tik finalą 1-5 Petrolių, o dabar einam trečią kvalifikaciją, važiuoti savo 1.8 Openo. 5, 4, 3, 2, 1. Na, dabar pasižiūrėkim, kaip ten visiems startavusiam krūvoj sekasi. Taip, turim jau vieną susidarimą. Aš tiesiog paskaičiuosiu ir paskui plius minus primesiu, kiek ten laiko. Gerai, galima sakyti jau 3 nelaimės, 4 nelaimės. Na ir ten kaip einame modelį, tai buvo tikrai spaudu. Grupai, sakytum, kas 5 sekundės prarastas, vien dėl to, kad buvo startuota krūvoj. Ir tai dar kartą, ir dar įdėkė. Liamo, no. 7-8, sakyčiau, tokie keisai. Ir va, dar apsiveršytas, kad gal jėstų totalus. Tai va, ankieka, nesvarbu, jau sėdės prie save, ką esame, tada važiuoja į važiuosilę. Ir tau nereikia derinti kartu, mažiau jaudulio, mažiau klaidų greitai. 6, 6.
Na taip, ir šiek tiek netgi turim kitokią rikiuotę. Oi! Dar Šalaimui reikia jūsų pagalbos. Jonas Liubovkė atrodo, čia dabar lyderiauja Danielis, ten pagalbėjo, kad jis buvo kova. Jonas turi jau 2 vietas, tai jam čia tiesiog treniruotis, bet galima sakyti, tačiau mes buvom kalbėję apie Danielius ir Planas ir gali, tai apie Danielius kažko irgi subravo. Tai labai priklausys dabar kas pirmą vietą. Iš esmės tas paims antrą vietą turbūt, na ir toliau mums turėtų jau turbūt aiški. Ir kalbą vietos, tai bus Planas ir Benediktas. 2 seconds. Three, car 4, third. 4, car 7, fourth. 4, car 1, fourth. 1, car 3, first. 6, car 6, fourth. 3 minutes to drive. 5, car 5, fifth. 2, car 2, second. Dalyviai įtikinėja po 4 ratą, pirmauja Danielius, 2 Ruslanas, 3 Benediktas, 4 Jonas, 5 Benas, 6 Andrius ir 7 Gediminas, tokia yra rikiuotė. 3, car 4, third. 4, car 1, fourth. Į mano 5, car 7, žemėlapį, car kuris 3, nuspėja pagal dabartinius laikus, tai turėtume turėti šiek tiek pokyčių. Bet jau rodo, kad Jonas turi šansus iškilti iki pirmos vietos. 2, car 2, second. 6, car 6, fourth. 5, car 5, Negali Jonas jau klaidų daryti. Danielis irgi labai stipriai atrodo, tai sakyčiau, car 4, vienas kitas stukas ir turėsim. 2 minutes to drive. Nuspėja. 1, car 3, first. 5, car 2, car 2, second. 5, car 5, fifth. 7, car 6, 7. 3, car 1, third. 1, car 3, first. 3, car 4, third. 5, car 7, Minutę važiavimo. 2, car 2, second. 1 minute to drive. 5, car 5, fifth. Na, keičiasi iš tikrųjų rikiuotė, mano forecastas arba žaidžių 3, žemėlapis car 1, jau neberodo, 1, car 3, first. 4, car 4, fourth. Na ir bendrai žiūrint, dalyviai turėtų tokia rikiuotė, 30 sekundžių, netrukus jau turės 30 seconds to drive. 2, car 2, second. Finished. Car 1, finišuoja, Danielius finišuoja. car 5, fifth. Finished. 3, 1. Finished. Trečias finalas, tai sunkus kažkoks buvo. Tai nežinau, Finished. kelintas dabar čia Ruslanas trečiam finale finišuoja. esu. Laukiam Beno ir Andriaus. Nu labai grybą pjau, žodžiu, trečiam finale, bet Grybas esi. ne finale, trečioji kvalifikacija. Oi, ne grybas. Grybai nepjauna grybų. Aha. Tik tai Beno. Žodžiu, trečias kvalas tai ne kažką. Tai, nu, žiūrėsim, kaip seksis tie finalai. Bet šunuolis Danilas su Ruslanu, pirmą, antrą vietą. Trečiam kvalė tai šunuoliai.